Taip, tai šiandien iš tikrųjų, kaip ir mane pristatė, esu Flair vadovas ir šitoj roliai iš tikrųjų atsidūriau bandydamas galbūt šiek tiek ir pats save patestuoti web dizainerio, sakykime, toj kėdėjai. Galbūt labai greitai mano atveju pasimatė, kad aš visgi komfortabiliau jaučiuosi dirbdamas su web dizaineriais ir ne tik. Ir pradėjau galbūt labiau kaip projektų vadovas, bet man labai patiko ta visa kultūra, bendruomenė dizainerių ir ypač digital dizainerių ir vat, kuris laikas prabėgus, tai vat, atsidūriau būryje Flair žmonių, kurie labai mane šiltai sutiko ir galiausiai vat, ir esu šitoj vadovo roliai. Tai šiandien į tavo užduotus klausimus bandysiu atsakyti ir padėti visiems jauniesiems dizaineriams, bet tuo pačiu matyt turėčiau atsakyti ir atsargiai, nes visgi nesu tas pats web dizaineris, savo rankom to nedarau, bet visgi manau, kad išmanau ganėtinai jau neblogai šitą visą industriją ir mes kaip agentūra tikrai turim pasidžiaugti tokiais darbais, kaip ir Fast Track naujas webas, kur džiugu girdėti, kad vis lydimas gerais atsiliepimais. Super. Tai gal ir pradėkim kalbėdami apie tas visas tematikas, kas vyksta šitoje sferoje, kaip kur ir kada, kur judėsime. Tai mano pirmas būtų klausimas, vis tiek, natūralu, kad dirbtinis intelektas neaplenks jokios sferos, ar tai būtų programavimas, ar tai būtų duomenis, ar tai būtų skaitmeninė rinkodara. Tai pakalbėkim šiek tiek apie web dizainerius arba apskritai dizainerius. Ką reiškia dirbtinio intelekto integracija į jūsų darbus? Galbūt ne tavęs kaip vadovo, o daugiau paprastas dizaineris, kur jisai galėtų panaudoti dirbtinį intelektą, kad savo darbą galėtų atlikti geriau? Teisingai, manau, formuluoji aplamai teiginį, kad dizaineriam dirbtinis intelektas gali padėti, nes dažnai dabar girdim apie tai, kad kažkokias profesijas galbūt pakeis ar ne, arba iš vis atims kažkurios darbus. Tai aš galiu atsakyti pagal tai, kaip mes agentūroje naudojam dirbtinį intelektą ir kokius tos įrankius naudojam, bet vėlgi visgi pradėčiau nuo to, kad naudojam atsargiai. Ir dirbtinis intelektas, kaip žinia, jis labai neįtikėtinų greičių tobulėja ir tų įrankių atrodo kasdien atsiranda vis naujų. Tai mes tengiamės naudotis jau tokius gal šiek tiek bent jau laiko patikrintus ir naudoti tada, kada mes matom iš to kažkokią tai naudą. Tai būdami savo srities jau specialistai vis tiek niekada nežiūrim į tai, kaip kažkokia tai technologija ar įrankis galėtų pakeisti tą unikalumą ar tą kūrybiškumą, kurį mes ir suteikiam savo klientams, bet visgi yra tikrai tų būdų, kaip dirbtinį intelektą gali panaudoti kaip pagalbinę priemonę savo darbe. Tai tokių tikrai situacijų yra, pavyzdžiui, kad ir web svetainių kūrime dažnai vis tiek kalbėsi su klientu, kaip kokius tekstus, surašyti ir į tam tikras sekcijas. Tai kartais tų tekstų būna, kad klientai jau iš savęs ateina pasiruošę, kaip pat jūsų geras pavyzdys buvo, bet ne visi tokie. Ir kai kurie ateina, sakydami, kad jūs dabar galite palikti ten ar lorem ipsum, ar kažką tiesiog šabloniško. Tai tokiais atvejais jau geriau tada pasinaudoti dirbtinio intelekto pagalbą, konkrečiai ChatGPT įrankiu, kad ir kuris tiesiog padės tau galbūt tam kartui šabloninius tekstus įrašyti tam tikras vietas, bet tai visgi bus jau kažkiek reprezentatyviau negu ten lorem ipsum ar kažkas panašaus. Tai tokių įrankių yra ir truputį daugiau, bet vėlgi mes juos tikrai naudojam ne taip, kad jau ten kasdien arba kad ten pakeistų pusę iš mūsų, tai tikrai ne. Gerai žinomas Midjourney įrankis, kuris daugiau yra siejamas su vizualika, tai padeda tokiose situacijose, kada reikia sukurti kažkokį tai konceptą. Mūsų komandą sudaro ne tik web dizaineriai, bet turim taip pat ir iliustratorių komandą ir branding departamentą. Tai kai kūrėme firminį stilių klientams, dažnai būna, kad diskutuojame, kaip galėtų atrodyti galbūt kažkoks tai ar naujas veikėjas galbūt siejamas su tam tikra įmonė arba identitetu. Ir tokiais atvejais, jeigu tu matai, kad gali pasikliauti dirbtinio intelekto kaip Midjourney pagalba tam, kad tiesiog greičiau gauti kažkokį tai konceptą ir paspartinti tą procesą, tai kodėlgi ne? Galiausiai vis tiek tas galutinis rezultatas yra mūsų pačių kūriamas, tai tiesiog, tai kaip pagalbinė priemonė vėlgi. Yra ir tokių kaip visual
Visual Electric toolsas, kuris labiau jau gal ir yra orientuotas dizaineriams, tada, kai reikia naudoti kažkokias tai nuotraukas, galbūt nėra alokuoto biudžeto, kuris galėtų būti išnaudojamas tų nuotraukų fotografavimui, tai tokiais atvejais galima tiesiog susigeneruoti ir vėlgi padiskutuoti su klientu, ar tas galutinis rezultatas tam kartu yra tinkamas, o galbūt vėlgi tai bus panaudota tiesiog kaip inspiracija. Bet tai tikrai sutaupo laiko, o mes kaip agentūra dažnai vis tiek esam savo pricingą, sakykime, nusistatę pagal valandinius įkainius ir tokiais atvejais visą laiką tikslas tą parduodamą valandą išnaudoti kiek įmanoma efektyviau ir kad tas rezultatas būtų kiek įmanoma labiau apčiuopiamas ir matomas. Tai va tokiais atvejais ir ieškome būdų, kaip, sakykime, sekti tas naujienas, technologinės naujienas ir konkrečiai dirbtinį intelektą, kad tas mūsų procesas būtų efektyvesnis. Šiaip daug labai įdomių momentų, į kuriuos sureaguoti pabandysiu nuo paskutinio, apie tą vadinamą valandų pardavimą, ir kad klientas moka už tai. Tai čia toks ir svarbus momentas yra, kai tu pradedi dirbti, visi iš tavęs tikisi, kad tu daug padarysi per mažai laiko ir gaunasi, ar nėra taip, kad tiesiog jeigu tu nenaudosi šitų įrankių, tiesiog tu jau šiais laikais būsi praeitie su savo darbo našumu ir joks darbdavys net tavęs nenorės samdyti, jeigu tu atliksi dalykus dvigubai lėčiau negu tavo kolega. Teisingai. Aš manau, kad čia labai svarbu yra atrasti tą balansą. Jeigu būsi labai kategoriškas prieš kažkokias tai tokias technologinės naujoves, tai manau, kad ypač su dirbtinio intelekto tobulėjimo greičiu, tu labai greit gali jau ten sustoti, sakykime, tame progresėjant, taip kaip galbūt tavo konkurentai. Bet lygiai taip pat ir reikėtų į tai žiūrėti atsargiai ir nebandyti jau tada ieškoti būdų, kaip dirbtinis intelektas kažką gali už tave padaryti. Man atrodo, kad teisingas approach visgi žiūrėti į dirbtinį intelektą kaip pagalbinę priemonę ir tokiais būdais tu tikrai gali eksperimentuoti, bandyti vis skirtingus įrankius ir tokiu būdu gal atrasti tuos, kurie tinka tau labiausiai. Tai va čia ir klausimas, yra dirbtinis intelektas žiauriai tobulėja, bet yra toks dalykas kaip žmogaus pojūtis, estetika, supratimas, kas yra intuityvus dizainas, kas ne. Tarsi atrodytų, kad dirbtinio intelekto visi algoritmai yra paremti mašininio mokymosi principais, kad jie imtų visą gerąją patirtį iš visos žmonijos istorijos ir panašiai, bet vis tiek dar tai nesame pasiekę to lygio, kad idealiai visur kiekvienam scenarijui būtų pritaikytas tas variantas, kurį gauni. Tai ir čia norėjau paklausti, tarkim, mane hipotetiškai, aš norėčiau tapti dabar web dizaineriu, ar buvimas ir turėjimas pajutimo to gero skonio, kas yra geras skonis ir panašiai, yra absoliučiai, kaip pasakyti, neatsiejamas dalykas nuo dizainerio gyvenimo, ar tai yra dalykas, ką tu išmoksti. Nes mes visi atsinešam skirtingas patirtis iš praeities, kaip galbūt kultūriškai su kažkuo buvom susiję ir panašiai, ir tie spalvų kodai ir koloritai ir panašiai gali labai individualiai būti. Čia kaip ir vienam patinka raudonas automobilis, kitam juodas. Tai norėjau paklausti, kiek web dizaineriui šitas aspektas yra svarbus. Atsakant į šitą klausimą, aš gal pradėti norėčiau nuo to, kad web dizaine, bent jau mūsų komandai, dažnai išskiriam UX dizainą ir UI dizainą. Tai, manau, daugelis žino, kuom tai skiriasi, bet user experience, UX, būtent yra labiau orientuotas į logiką, struktūrą ir, sakykime, tokią labiau techninę dalį dizaino kūrimo, kuri yra ypatingai svarbi ir tikrai nenorėsiu lyginti, kas ten svarbiau, ar UX ir UI, čia yra labai skirtingi tie panaudojimo, sakykime, būdai ir tikslai, kuriant dizainą, bet būtent UX dizaineris galbūt šiek tiek mažiau turi parodyti tos kūrybinės gyslelės, apie kurią mes dabar šnekam, ar ne? UI dizaineris, kas yra user interface, tai jis jau dažniau stengiasi būtent išpildyti tą dizainą tam tikrom spalvom, vizualais ar tą estetiką, ar ne? Ir ar mes kiekvienas turim vienodą lygį tos estetikos, tai tikrai ne. Bet manau labai teisingai sakai, kad visi mes esam skirtingai užaugę. Vienas galbūt labiau iš mūsų savo
didžiąją dalį gyvenimo praleidžia tokioj kūrybiniai, sakykime, erdvėjai, arba jį galbūt supa kūrybiniai žmonės, kitas mažiau. Ir aš bent jau iš savo pusės galiu tokį pavyzdį duoti, kad gal prieš ten metų 10, kada mažiau dar buvau šitoje industrijoje, tai gal ir man buvo tada truputį dar sunkiau pajausti, kuris webas yra tas labiau, sakykime, estetiškas, kuris čia profesionalesnis ar ne. Bet man atrodo, čia kaip ir su kitom profesijom, tu tiesiog su tuo praleistų valandų kiekiu tame, tu vis geriau ir geriau tai supranti. Ir man atrodo, kad ta estetika irgi gali ateiti kartu, tai nebūtinai turi būti kažkas su kažkuo gimsti, bet tiesiog tu vis daugiau analizuodamas, žiūrėdamas, kas yra tie populiariausi, trendinantys arba tiesiog geriausių pasaulio dizainerių sukurti webai, tu pradedi jau po to pajausti, kas yra ta estetika ir kuom jie būtent yra tokie unikalūs. Tai gal ir pabandykim iš tikrųjų mūsų auditorijai šiandien, kas mūsų klausosi, parodyti kažkokių tai analizę padaryti tų gerų, galbūt ir blogų pavyzdžių, kad lengviau būtų suprasti, kas tai yra ir kad galbūt tas atotrukis nebūtinai yra vien tik tai svarbu, ką gerai dizaineris padarė, bet kaip ir gerai jaučiasi žmogus, ne tame webe pasižiūrėti. Būtent. Norėjau tik tai visiems pasakyti žmonėms, kad šią transliaciją žiūrintis mielai galite užduoti mums klausimus, į kuriuos atsakysime diskusijos pabaigoje. Taip pat viso renginio metu aš seku viską planšetėje, tai tikrai nebijokit, jeigu užduosit klausimą renginio pabaigoje, einant jam į pabaigą, tikrai pasistengsime visų jūsų klausimus atsakyti. Gerai, Martynai, tai ką, pasikeičiam tada padangas ir einam jau prie kompiuterio, ne? Tai pirmasis pavyzdys, ne? Tai nežinau, kaip norėtum, ar tu pelytę paimti kompiuterio ar ne, ir duoti mums šiek tiek, kas čia yra, ką mes čia matome ir ką galėtų mūsų žiūrovai galbūt iš čia pasiimti. Pradėti gal norėčiau nuo to klausimo, kuris tikiu, kad kyla daugeliu jaunų dizainerių. Tai kur ieškoti tos estetikos, tos inspiracijos, kur visi kelia galbūt tos gražiausius ar populiariausius darbus. Tai tokių turiu 2 pasiruošęs, tai vienas iš jų yra Awards, www.awards, kuris vienas iš tokių gal garsiausių, kuriame tikrai geriausi pasaulio dizaineriai kelia tos darbus, agentūros kelia tos darbus, tai yra tokios atskiros kategorijos kaip Site of the Day, kur tiesiog, kad ir kiekvieną dieną tu gali praleisti šitam webe, tiesiog ieškodamas būtent gal tų inspiracijų arba atsifiltruodamas tuos webus, kurie tau tam kartui yra įdomesni. Tai čia šitą tikrai pabrėžčiau, kad gali naudotis tiek jaunesni dizaineriai, lygiai taip pat ir patyrę visi gali susipažinti su tuo, kas toje industrijoje arba tam klientui gali būti įdomu. Ir vėlgi, jeigu grįžtant truputį prie to web kūrimo proceso, tai ieškant tų būdų, kur galima pagreitinti jį, tai labai dažnai padeda būtent su klientu toks irgi susialaininimas, kokios svetainės tau patinka, ar ne, kokius tikslus mes esame išsikėlęs tą svetainę. Tai tų pavyzdžių tikrai galima rasti šitą. Aš šitą drakoniuką kaip tik palikau, nes sakau, kaip tik yra Generative AI Tools for 2025, ne? Tai kalba apie kokius galėtum naudoti skirtingus įrankius, ne? Tai tikriausiai čia kiekvieną dieną naujų atsiranda ir skirtingam dalykui vos ne tipografijai gali, ne, pasiimti. Ja, čia tik spėk sekti dabar tas naujienas. Kitas pavyzdys yra Landbook. Šitas iš tikrųjų irgi labai patogus webas tada, jeigu tu kartais užstringi, galbūt kurdamas web dizainą, tam tikrą sekciją, nežinai kaip geriau išpildyti. Tai patogu tai, kad tu gali atsifiltruoti vėlgi pagal tai, kokios industrijos tai yra svetainė, kokio tipo sekcijos nori pamatyti ir inspiracijų rasti, lygiai taip pat rasti kažkokių tai šablonų. Tai labai patogu ir tikrai rekomenduoju. O kas liečia aplamai tokias svetainės, kurios yra to, sakykime, pavyzdinio dizaino, na tai, žinai, tikriausiai ta, kurią dažniausiai girdime, kai klientai kreipiasi pas mus, tai vis tiek yra Apple. Manau, kad išsiplės truputį, nes labai yra, kaip pasakyti, ta nuomonė dažnai skeliama per pusę, vieniems patinka Apple dizainas, kitiems yra per daug, kaip pasakyti, koks čia labai naudoju žodį, per daug sanitaru, ne, kad per daug švaru ir panašiai. Tai gal galėtum pasakyti, kas konkrečiai čia yra įdomaus ir patinka klientams ir
kuo tai yra gerai, vat, nežinau, vartotojui atėjusiam tą puslapį, kuo tai yra geras pavyzdys? Labai gerai, kad uždavė iš tikrųjų šitą klausimą, nes net ir labai svarbu paminėti, kai rodau kažkokį tai gerą pavyzdį, tai kuom jis geras, ar ne? Nes reikia dar suprasti, kad kalbant apie dizainą aplamai būna, žinai, kad vienam gražiau, kitam ne, bet kas liečia svetainės būtent dizainą, tai visą laiką, bent jau mes pradedam tą kūrimą nuo klausimo, koks yra jos tikslas, ar ne? Ar tai yra reprezentacinė, galbūt tokia kaip vizitinė digital kortelė įmonės, ar ne? Galbūt tai yra kažkokio tai produktą siūlanti platforma, galbūt tai yra kažkokį tai žaidimą pristatinti. Ir kiekvieną kartą, kai tu būtent atsakai pirmiausiai tą klausimą, kokį veiksmą atlieka ta svetainė, tu tada jau gali įvertinti pagal tai, kaip gerai jinai tai atlieka. Tai Apple atveju, man atrodo, kad pagrindinis tikslas jų svetainės yra be abejo yra pristatyti visą tą jų produktų gamą, bet tuo pačiu metu ir kad tai būtų viena iš platformų, kurioje jie gali būtent iškomunikuoti tą savo firminį identitetą, tą komunikacijos strategiją, kurią jie palaiko ir tą jie sėkmingai daro metai iš metų. Tai vėlgi, dar kas liečia galbūt web trendus, svarbu suprasti, kad tų trendų yra ir gerų, ir blogų, bent jau aš taip žiūriu, nes trendas, kuris yra aktualus tiems metams arba kur labai greitai išpopuliarėja ir po to labai greitai nugesta, tai nežinau, ar yra labai kažkuom tai veiksmingas tas trendas. Man trendas labiau geras asocijuojasi su ta švara, su ta estetika ir tuo patogiu turinio išdėstymu, kuris padeda vartotojai tai atlikti kažkokią tai funkciją, ar tai susipažinti su tam tikra informacija, ar rasti kažkokius tai kontaktus, ar įsigyti kažkokią tai prekę. Tai kol ta svetainės struktūra ar dizainas padeda pasiekti šitą tikslą, tai man atrodo, kad čia ir gerai atlieka tą, sakykime, švaraus dizaino trendo funkcija. Tai va ir turiu šitoj vietoj klausimą, ne? Nes galima sakyti, Apple dizainas, nesvarbu, mes ar apie produktus kalbėtumėm, ar apie jų internetinį puslapį, yra dažnai kopijuojamas. Tai va, dizaineriui, kuris startuoja savo karjeroje, ar kopijuoti gerus pavyzdžius yra blogai, ar turi būti originalus ir ar gera yra žinutė, kai matai, kad tavo dizainą kažkas kopijuoja. Tai va tas kopijavimas dažnai būna interpretuojamas kaip pasisavinimas intelektinės nuosavybės, bet dizainą labai sunku, ne, tikriausiai tą intelektinę nuosavybę užtraukti. Tai va, ar kopijavimas yra blogai, gerai, kaip tai vertinat pas save įmonį, pavyzdžiui? Atsakant į klausimą, ar geriau yra kažką kopijuoti, ar iš karto bandyti išsiskirti ir būti unikaliam, ypač tada, kai tu dar esi jaunas dizaineris, mano atsakymas matyt būtų, kad jau geriau tada kopijuoti, tik čia gal irgi truputį išsiplėsiu, bet ką noriu pasakyti, kad jeigu tu dar neturėdamas pakankamai patirties darysi viską, kad išsiskirti, bet tavo tas išsiskyrimas galbūt nebus paremtas tais įprastom tendencijom arba geriausiom praktikom, kurios yra taikomas web dizaine, tai klausimas, ar tu savo tikslą kažkokį pasieksi vien tuo, kad būsi kitoks. Vėlgi, jeigu jau tu esi labai patyręs ir kuo toliau, tuo labiau matai, kad pas tave klientai sugrįžta būtent dėl to, kad tu turi kažką savo, tai jau matyti yra irgi kažkoks tai geras požymis, kad turi tą savo kažkokį tai unikalumą, bet manau tiesiog labai svarbu suprasti, kad reikia nemažai košės suvalgyti, kad jau galėtum save pozicionuoti kaip kažkokį tai unikalių ekspertų. Tai atsiprašau, kad, nes čia labai daug gerų minčių, sakai, tai aš tiesiog bijau nepaklausti gerų klausimų. Klaus. Tai šitoj vietoj, ką matau, ne, tai ar taip tada nesigauna gerai, kad turi vis tiek faina turėti kažką, dėl ko pas tave grįžta klientai, bet ar gali tavo karjeros pradžioje būti tavo, pavyzdžiui, geras bendravimas, minkštieji įgūdžiai, kad tu klientui suteikiai fainą kelionę darbo su tavimi, ne? Kad tas projektas, kurį kartu įgyvendinote, buvo
easy, nesunku buvo ir galbūt nebuvo kažkoks tai revoliucingas dizainas sukurtas to proceso metu, bet buvo žiauriai geras bendravimas, aiškiai komunikacija iš abiejų pusių ir tas minkštų įgūdžių aspektas, kurį mes dažnai irgi pabrėžėme savo kursuose, kiek svarbu irgi tokioje vietoje. Ar tai būtų įmonėje, ar tai freelancinimas ir panašiai. Aš ir norėjau atsakyti būtent taip, iš dviejų pusių, ir tiek freelancerio, tiek galbūt kažkokioje agentūroje ar įmonėje, bet kuriuo atveju mano atsakymas bus tas pats, kad tai yra tikrai ypatingai svarbu. Nežinau, jeigu tai pavyzdį paėmus, Kristijonai, įsivaizduok, jeigu mes mūsų Fast Track svetainės kūrimo metu būtumėm tiesiog atsiuntę tau dizainą, be jokių komentarų, be jokio pristatymo. Na, man atrodo, iš dalies tikrai būtų rezultatas kažkiek kalbantis apie save, tu galėjau daryti kažkokias tai išvadas, žinai, kažkokį tai komentarą palikti, bet kai tu gauni tą pristatymą, kur tu gali suprasti kiekvieną tai dizaino sprendimą ir iš kur yra jis argumentuotas, kodėl tai pasirinkta, gal kartais visiškai normalu, kad būdamas kliento kėdėje tu norėsi paprieštarauti arba paklausti kodėl. Tai šitoje vietoje ypatingai vėlgi yra svarbu iškomunikuoti, kad tam tikrais momentais gal netgi vėlgi tas estetinis dalykas nebūtinai sutampa su dizainerio nuomonė, bet jau tada galbūt išgirdęs dizainerio atsakymą tu supranti, kad tai nėra tiesiog vien tik tai dėl to, kad tam dizaineriui tai buvo teisingesnis sprendimas, bet jis vėlgi yra paremtas kažkokiam tai dizaino praktikom ar su tikslu, kad tai būtų efektyvesnis, geriau veikiantis webas. Tai o šiaip iš tikrųjų, kas liečia darbą agentūrai, dažniausiai tą komunikacinę dalį gali padėti projektų vadovai, bet tam, kad tu atsidurtum agentūrai, dažniausiai vis tiek bent jau kažkiek tai savo tą karjeros dalį pradėsi būdamas freelanceriu. Tai kol esi freelanceris, aš manau, kad turėdamas gerus tos soft skillsus ir gebėjimą komunikuoti ir ne tik komunikuoti, visų pirma ir išklausyti klientą, išgirsti, patvirtinti jam, kad suprantu, kur būtent yra šios svetainės tikslas, kaip pavyzdys, ar kokie tie yra reikalavimai. Tu jau iš tikrųjų palieki pirmą gerą įspūdį, o tai yra, manau, labai labai svarbu. Lygiai taip pat kaip kiekviena svetainė, kaip žinom, turi tą kelių sekundžių laiko tarpą, kada tu turi galimybę su pačiu pirmu, vaizdu jau palikti tą pirmą gerą įspūdį. Lygiai taip pat ir komunikuodamas su klientu, manau, kad tu tą pirmą įspūdį palikdamas jau pasėjai gerą pradžią tai projekto eigai. Tai aš noriu iš tikrųjų ir padėkoti tau, Martynai, kad viso projekto metu, kai mes kūrėme webą, kad aš tai atėjau žmogus nežinodamas tam tikrų terminų ir terminologijos, kad visą laiką būdavo paaiškinta, kas tai yra. Ir kaip klientas visą laiką jaučiausi labai ramus, žinodamas, kad tas yra tai, okei, ir čia nebando manęs kažkaip pagauti ir pasakyti, kad taip bus geriau, tu net neklaus klausimo. Tai jaučiau visą laiką tą labai aišku tokį, kaip pasakyti, viziją, kad taip yra, sakykit, kaip jūs matote kitaip, mes pažiūrėsime, kaip su savo geriausiais specialistais galėtumėm įgyvendinti. Tai nereiškia, kad mes pasakom jums darykit taip ir taip ir taip ir taip. Vis tiek, jūs realiai diktuojat viziją, mes galim komentarų duoti, ko mes norim iš savo kliento. Tai ta patirtis ir buvo labai tokia, kaip pasakyti, leidžianti ramiai tą visą procesą išgyventi, kad, tu žinai, kad tu esi profesionalus ir panašiai, bet dažnai būna taip gyvenime, nežinau, čia galbūt ne web dizainerio kelyje, bet galbūt su baldininkais tokiais kalbi. Jie ten kalba apie lankstus, tu kalbi apie vyrius, o gal tai yra tas pats dalykas, ne? Tai tas labai 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 svarbu yra, kad būtų susikalbėjimas. Tai ačiū labai, kad tam išskyrėt daug laiko ir procesas buvo toks lengvas. Nežinau, tęsiam galbūt, žiūrim kitus pavyzdžius, ne? Tai, kas liečia pavyzdžius, aš vėlgi norėčiau pasikartoti, kad labai svarbu, kokią tą pagrindinę žinutę atlieka webas ir ar kokią paskirtį jisai turi. Nes vienas webas yra orientuotas, kad galbūt pateikti tai kažkokią tai informaciją pasiekimų lengvai būdu. Kitas webas gali būti orientuotas, kaip šiuo pavyzdžiui, į kažkokį tai žaidimo pristatymą. Ir dabar, kas liečia tokius jau kaip trendus webo, ar ne, mes visą laiką žiūrim, kad metai iš metų labai populiarėja tas interaktyvumas svetainėje, ar ne, ant scrollo kažkokios tai animacijos, atsirandantis ar išplaukiantis, ar įvažiuojantis visokie efekčiukai.
Ir šitoj vietoj labai lengva yra perspausti, ar ne? Jeigu tu kuri svetainę, sakykime, nežinau, valstybiniai įmoniai arba kur nors, kur auditorija yra galbūt mažiau šiek tiek tech savvy, na, tu gali labai greit prašauti ir naudodamasis tuos pačius metodus tiesiog nepataikyti į tą pagrindinį tikslą. Šitą pavyzdį parinkau kaip vieną iš gerų, kuris, man atrodo, savo funkciją atlieka puikiai, veikia gražiai, įdomus, interaktyvus ir dėl to tikrai dažnai akį patraukiantis. Kitas pavyzdys yra labiau galbūt toks corporate, jeigu taip galima pavadinti, yra susijęs su pinigų pervedimu, tai yra ne tik svetainė, bet ir pati platforma, kaip produktas, sakykime, aplikacija, kurią naudojantis galima atlikti tam tikrus pinigų pervedimus. Bet šitas pavyzdys man patinka vien dėl to, kad yra irgi išnaudota tokių elementų kaip 3D vizualika, yra tokių pat šiek tiek interaktyvių momentų, bet jie neapkrauna svetainės, nepadaro ją per daug sudėtingą ir visa ta pagrindinė žinutė yra ganėtinai švariai iškomunikuota, informacija lengvai pasiekiama, tam tikrais momentais jos yra daug ar tiesiog galbūt kažkas sudėtingiau, bet tai kaip jinai yra pateikta, man atrodo, yra visai geras pavyzdys. Na ir norėjau sureaguoti, nes pats naudojuosi wise.com, čia estų startuolis, nebežinau, ar jis vis dar Estijoje yra ar net, nes kaip tik tenka mokėti paskolą už studijas Jungtinėje karalystėje. Tai va čia ir norėjau išskirti šitoje vietoje, kad ir gražu, ir labai intuityvu, lengva naudotis visko, nereikia ieškoti, kur ten suieškoti, gali kartoti, viskas labai paprasta, tai čia jau tikriausiai tada teisingai suprantu, kad viskas logiškai ir kokybiškai padaryta yra UX dizaineris gerai padarė, o gražiai UI dizaineris padarė, taip? Geriausia, kai yra ta sinergija tarp abiejų. Tai, kaip žinia, dizaineris gali būti ir UX, ir UI, bet lygiai taip pat, jeigu, sakykime, netgi ir karjeros pradžioje dizaineris būdamas jauti, kad, na, ta kūrybinė, estetinė dalis dizaino tau yra šiek tiek toliau negu tas UX dizainas, tai viskas su tuo yra gerai. Yra begalės tikrai pozicijų, rolių, darbo, kur tu gali tiesiog stiprinti savo įgūdžius UX dizaine, dirbti su būtent logika, struktūra, tam tikro informacijos hierarchija ir dalykais, kurie galbūt yra mažiau reikalingi, kas liečia tokias dizaino kalbas kaip šriftai, spalvos ar panašiai, bet UI dizaineris lygiai taip pat galbūt gali mažiau būti susidomėjęs su visa ta teorinė arba techninė dalimi ir jau jis labiau galbūt bus mėgėjęs gauti tą, sakykime, sukramtytą informaciją, kaip kas turi būti išdėstyta ir jau parodyti tos, atskleisti visus savo įgūdžius, išpildydamas visą tai gražiai. Tai šitoj vietoj tikrai noriu paskatinti visus neišsigąsti, galbūt jeigu iš pat pradžių jauti, kad tau arba sunkiau sekasi arba su viena arba kita dalimi šito proceso, bet tikrai galima atrasti būdų, kaip turėti tai savo kažkokį tai unikalumą ir stiprinti savo įgūdžius vienoje ar kitoje sferoje, jeigu ne abiejose. Okay. Nežinau, gal bandom judėti toliau, aš net sureaguosiu galbūt labiau pabaigoje apie šitą sinergiją tarp UX, UI, nes man atrodo yra net ir su programavimu tam tikros analogijos, ką aš dažnai naudoju, tai bus įdomu. Man šitas labiausiai patiko, papasakok, kas čia vyksta. Čia vienas iš mano irgi tokių mėgstamų paskutiniu metu atrastų webų. Viskas yra labai paprasta, labai švaru, bet puikiai atlieka savo paskirtį. Tai yra įmonė, kuri pardavinėja konteinerinius namukus ir šituo webu jie labai paprastai ir gražiai ne tik iškomunikuoja galbūt tą produkto informaciją arba suteikia galimybę susipažinti su tuo pačiu produktu, bet jie parduoda svajonę ir tą svajonę jie parduoda labai estetišku būdu. Tai šitas man labai patinka, tikrai tokius pavyzdžius kaip šis labai linkiu pastudijuoti, ypač jaunesniems dizaineriams, kurie tiesiog ir bando suprasti, visgi kas sudaro tą gerą dizainą, ar ne? Tai kalbėjom prieš tai truputį apie kopijavimą, ar ne? Tai nematau nieko blogo tame, kad pasiėmus gerą, gražų pavyzdį, aš tiesiog pabandysiu dekonstruoti jį pats, pasižiūrėti, iš ko jis susideda, galbūt netgi pritaikyti, kuriant konceptą kažkokio tai kito
kito tinklalapio arba netgi kažkokiam specifiniam klientui pritaikyti. Tiesiog jau tada svarbu, kad tas kopijavimas būtų iki tam tikros ribos, žinai. Nes nemanau, kad yra nauda pačiam mokantis imti ir ten kopijuoti tos pačius šriftus ar ten tekstus ar ten vizualiką. Tai labiau jau galbūt kopijuojamas tos struktūros ir supratimas, kodėl būtent tokia yra teisinga, manau, gali būti tikrai naudinga. O kalbėjai, kad jūs kaip web dizainus ir puslapius kurianti įmonė užsiema daugiau, ne tik tai, kad sukūrimu pačio webo, bet ir to vadinamu brandingu, tai įvaizdžio, kūrimu ir panašiai. Ir čia būtų klausimas potencialiems dizaineriams. Kiek jie turi atsižvelgti į jų kliento arba užsakovo tikslinę auditoriją? Ar nėra taip, kad pavyzdžiui, jeigu klientas pardavinėja labai pigų produktą, kad jis negali padaryti kažkokio tai labai puošnaus, internetinio puslapio, kad turi būti pataikyta ir į kainos segmentą ir panašiai, ar galima profiliuoti klientus taip ir panašiai, ar kaip tik yra faina, kai kartais pardavinėjai labai pigų produktą, bet jį parduodi žiauriai fainai, kažkaip tai įdomiai. Tiesiog, iš konceptualios pusės, ar yra kažkokios tai ribos, ar turėtų žinoti apie jas kažką, tai ateityje būsimi dizaineriai, ar nereikėtų jiems apie tai labai daug dvejoti? Aš galvočiau, kad kuo tu geriau pažįsti ir žinai savo tikslinę auditoriją, tuo tu geriau ir pataikysi. Arba bent jau tuo lengviau ir bus suprasti, ko iš tavęs to tikslinė auditorija ir tikisi. Tai be abejo, kad reikia atsižvelgti ir turim ir iš savo patirties su tokiais klientais, kaip galbūt gerai žinomas Lietuvoje naudojamas appsas, viena sąskaita yra vienas iš mūsų kurtų produktų, kuris būtent turi labai plačią tikslinę auditoriją. Ir tai yra vienas iš challenge'ų dirbant su tokiu produktu, atsižvelgti, kad juo naudosis ne tik labai kažkokie galbūt jauni tech-savvy žmonės, bet galbūt ir vyresnio amžiaus žmonės, kuriems truputį sudėtingiau gal suprasti tam tikrus intuityvius dalykus mums. Ir tokiais atvejais labai svarbu yra apgalvoti apie visus tuos scenarijus, kad tas produktas arba svetainė atliktų savo paskirtį ir padėtų žmonėms suprasti, kur ta informacija pasiekiama arba kokius veiksmus atlikti kiek įmanoma paprasčiau. Okay. Tai gal ir pabandykime pereiti prie sekcijos, kaip jūs dirbat su įmonėm, ir ką esat sukūrę. Tai gal galėtum šiek tiek parodyti net savąjį puslapį įmonės ir papasakoti, koks čia yra internetinis puslapis, ką jūs bandote su savo puslapiu padaryti, koks yra tikslas. Aš ateinu kaip klientas į jūsų internetinį puslapį, ką jūs bandote parodyti apie save, kokia yra intencija. Taip, tai mūsų atveju intencija yra labai paprasta. Tai parodyti tuos darbus, kuriais mes didžiuojamės, parodyti mūsų sugebėjimus, pristatyti savo komandą. Ir pagrindinės funkcijos, sakyčiau, gal yra tokios dvi. Tai viena klientam parodyti, kad jie gali pasitikėti mumis prieš pradedant kreipiantis galbūt pas mus. O iš kitos pusės lygiai taip pat galbūt yra dizainerių, kurie yra susidomėję būti mūsų komandos dalimi, tai tokiu atveju irgi pasidalinti kažkokią tai informaciją apie mus, parodyti tai, kas yra mums svarbu, mūsų vertybės, bet visgi, kaip ir titulinis puslapis pagrindinė tą funkciją atlieka, tai toks greitas pristatymas apie tai, kokias mes paslaugas teikiam ir kokiais tais darbais daugiausiai didžiuojamės, kaip matai, pirmų numerių, tai sestreka. Labai super, čia jo, tikrai nebuvo režisuota ir bandyta, bet puikiai atsidūrėme, tai aš irgi sakau, man yra faina, kad jūs mūsų užsidėjot, man faina, kad mūsų potencialūs klientai, kurie mokysis šito amato, irgi mato įkvepiantį darbą, tai man atrodo labai yra svarbu, bet ar nereikia, kai bandai tapti geru dizaineriu, suprasti ir kas yra blogai? Gal galėtum kokių pavyzdžių parodyti, kaip nėra gerai sukonstruotas internetinis puslapis, kur yra tam tikrų klaidų galbūt padaryti arba vizualika bloga, tiesiog paprašiau tavęs tokių pavyzdžių, gal galėtum juos irgi pristatyti. Kas liečia blogus pavyzdžius, tai neslėpsiu, aš net savo kolegų paprašiau pagalbos. Sakau, dažniausiai dirbam ieškam tų gerų pavyzdžių, kaip yra su blogai. Sakau, ar galit, tai vienas kitas buvo atsiųstas man. Tai
Parodysiu galbūt tos pavyzdžius, kurie nebūtinai ten yra labai jau ten blogi ar kažkas, ko neįmanoma būtų naudotis, bet vėlgi visą laiką atsidarius tam tikrą svetainę kyla klausimas, na, kokį pagrindinį tikslą jinai atlieka. Tai šiuo atveju tai yra produktą pristatanti svetainė, kurie tiesiog yra užpildyta tokiais elementais, vizualika, kuri labai yra šabloninė ir tas iš tikrųjų labai greit atbaido. Ir tokiais atvejais, kada ta informacija yra patekta kažkaip sausai, na, tai automatiškai ir tas susidomėjimas galbūt mažiau atsiranda tam tikrų produktų, kuris iš savęs yra pristatomas kaip inovatyvus ir modernus. Galbūt irgi vienas iš pavyzdžių yra toks, kada svetainės ta irgi funkcija yra panaši, pristatyti produktą, bet svarbu suprasti, kad visgi, na, kad ir tu kaip gerai pažįsti savo tikslinę auditoriją, labai didelė dalis vartotojų atėję į svetainę, na, to tekstą neskaito, skanuoja. Tai labai svarbu tada suprasti, kur yra tie kabliukai, tos vietos, kurios labiausiai sudomins tą auditoriją. Tai šiuo atveju man atrodo, kad vėlgi visą tai, kaip čia pateikta, viskas, nu, nėra gal labai blogai. Norisi eiti žemyn, bet nesinori skaityti informacijos, ne? Supratau. Okay. Vėlgi yra ir tokių pavyzdžių, kaip galbūt labiau valstybinės, sakykime, kategorijos svetainės, kur suprantama, kad bandoma pateikti informacijos daug ir viską greitai pasiekiama, na, bet labai svarbu tada yra būtent pasitelkti gerus UX dizainerius, kad atfiltruoti tai, kas visgi yra svarbiausia, kad visa tai būtų lengvai pasiekiama ir neperkrauta. Šiuo atveju man vien iš titulinio puslapio atrodo, kad, na, visko tiek daug, kad ne tai, kad yra greitai kažkas prieinama, bet dar greičiau yra išblaškomas. Jų klausimas specifinis, tai ieškosi pusę valandos, ne? Būtent. Supratau. O šitoj vietoj tada klausimas būtų, gerai, mes dabar viską žiūrime per kompiuterį, ne? Šiaip naršyklės turi funkciją, ką išmokau, jūs man net parodėt, kai ruošiamės, kūrėm Fast Tracko webą, kad galima net naršyklį pasikeisti, kaip tu žiūri, kaip telefonas, ar kaip kompiuteris, ar kaip planšetė, kurią laikau rankoje. Tai va ir klausimas, keičiasi tas mūsų bendravimas su internetinė erdvė, ar dizaineris turėtų savo internetinį puslapį labiau pritaikyti kompiuteriui ar telefonui, nuo ko priklauso ir ar gali būti taip, kad, pavyzdžiui, internetinis puslapis galėtų būti labai sausas ant kompiuterio, bet telefone tai bus labai geras internetinis puslapis. Ir ar dizaineriai turėtų kreipti į šitą dalyką dėmesį prieš startuojant? Pagrindinis tikslas, manau, kad būtų patogus tinklalapis tiek per kompiuterį, tiek per mobilų įrenginį, bet tikrai svarbus paliestas šitas momentas tavo, nes, kaip žinia, na, aš dabar tikrai negaliu duoti kažkokio tikslaus skaičiaus, kas būtų pritaikoma visokio tipo svetainiam, bet bent jau iš tų klientų, su kuriais dirbame mes, tikrai dažnai būna, kad išanalizavus duomenis, kurie jie patys renka, ar Google Analytics pagalba, ar kitų data tracking priemonių, kad 70-80 kartais net procentų būna dalis vartotojų būtent per mobiliuosius įrenginius naršantis tas svetainės. Tai tikrai labai svarbu sužiūrėti, kad per mobilų įrenginį viskas būtų itin patogu, pasiekiama, nes, kaip žinia, na, tas ekrano dydis iš savęs, kai yra daug mažesnis, tu vis tiek nori tą patį kiekį informacijos pateikti, tai tada visą laiką svarbu jau priimti tam tikrus sprendimus, ar verta galbūt kažkokius daug vietos užimančius vizualus pateikti visiškai tuo pat būdu kaip per desktopą, sakykime. Tai šitas momentas tikrai yra labai svarbus ir į tai tikrai turėtų atkreipti dėmesį visi dizaineriai, mano nuomonė. Supratau. Mes galbūt skiriam pakankamai mažai laiko įrankiams, su kuriais jūs dirbat, ne vien tik tai dirbtinio intelekto įrankiams, bet ta kasdieninė jūsų duona, ne? Tai platforma, kurią mes diegiame ir skiepijam savo studentams ir ką jūs naudojate mūsų webo kūrimui, buvo Figma. Taip. Gal prieš kokį pusę metų iš dėstytojo išgirdau tokį posakį, kad, žinok, Figma tai čia yra tik tai dalis web dizaino, o tai yra labai žymiai daugiau. Tai gal galėtum papasakoti, kuo ta Figma yra tokia nereali ir
net gal pavyzdžių parodyti, ką galima su Figma padaryti daugiau net negu web dizaino kūrimas. Tikrai taip. Figma iš tikrųjų, kaip pats pramokau naudotis ir geriausiai ir supratau visus tos panaudojimo būdus. Tai dar tik pradėti norėčiau nuo to, kad nebūtinai svetainės dizainui, produkto dizainui, UX dizainui, UI dizainui. Ta prasme, Figma yra įrankis, kuris leidžia tau labai daug. Ir pagrindinis momentas, funkcija yra tai, kad tu gali tiesiog su baltu popieriaus, ne popieriaus lapu, bet gali daryti, ką tik tai nori. Pasirinkti specifinį formatą, su kuriuo nori dirbti ir tada jau, ar tai būtų tekstas, ar vizualika, ar kad ir kas tai būtų, gali dėliotis taip, kaip tau patogu. Tai mes iš tikrųjų agentūrai, kadangi dažnai svetainės dizainą pradedam nuo firminio stiliaus kūrimo ir kadangi klientams norim procesą padaryti kiek įmanoma patogesnį, malonesnį, kiek įmanoma mažiau confusing, tai ir stengiamės tų įrankių paduoti kiek įmanoma mažiau. Tai kodėlgi nepasinaudojus tą pačią Figma, kurią jau rodysim ir taip, kaip kuriam svetainės dizainą, parodyti ir tą visą firminio stiliaus kūrimo procesą. Tai netgi jeigu gali būti kažkokie tai vizualai kūriami tokiais įrankiais kaip Adobe, visiems gerai žinomas appsas, specifiniai appsai, tai visą tai vis tiek gali būti perkelta į Figma. Ir Figma tada atsiranda, įrankis puikus parodyti klientams, kaip sekasi. Čia mes dabar Figmoje esame, ne? Mes esam Figmoje šiuo metu, kad ir nuoroda atidaryta per browserį, bet matom tą vaizdą, kurį mato klientas, kada jis neturi pats redagavimo galimybių. Tai vėlgi gal net ir iš vienos pusės gerai, nes tada yra mažiau confusing, kiek čia aplinkui tų visokių įrankių juostų, tu gali labai patogiai peržiūrėti. Šiuo atveju prezentacijos, sakykime, dizainas gali būti, ar ne? Supratau. Kitu atveju, čia irgi turim vieną iš pavyzdžių, mano minėta viena sąskaita, kur mes turim vieną iš Figmos puslapių, kuris yra dedikuotas tai dizaino sistemai, kuri yra naudojama ar dizainerių, ar po to ir programuotojų. Ir čia tas vadinamasis brandbookas vos negaunasi, ar ne visai? Šiuo atveju tai labiau dizaino sistema, bent jau mes taip internally vadinam, dėl to, kad jinai labiau paskirtį atlieka programuotojams, kurie naudoja tam tikrus perpanaudojamus elementus ir labai patogu, kai jie yra visi vienoje vietoje ir visi arba aprašyti, arba, tarkim, iliustracijos visos gali būti sudėtos į vieną vietą, spacingas nurodytas, kiek visur turi būti naudojamas ir tiesiog tam tikras taisyklių rinkinys, kuris vėliau padeda užtikrinti, kad kiekvienas langas, net ir su kažkokiu tai nauju funkcionalumu, atrodys taip pat gerai kaip ir visi kiti. Tai šiuo atveju tikrai yra tų panaudojimo būdų daug. O iš asmeninės patirties tai galiu net pasidalinti, kad ir savo namą įrenginėjant Figma naudojau pateikti elektros instaliacijos planą. Tai žodžiu, tikrai tų panaudojimo būdų gali būti daug. O patogu kodėl? Nes tiesiog nuorodą persiunti nereikia, jokių failų siuntinėti nereikia, niekam turėti programinės įrangos, ne? Tai tikriausiai yra tas akcentas, kodėl taip visi Figma pamilo. Manau, kad taip. Vienas iš dalykų, kad tu gali realiu laiku matyti, kaip netgi kažkas dirba. Dizaineriai to nemėgsta, bet tai visgi labai yra patogu. Tu gali eksportuoti tam tikrus failus labai daug skirtingų būdų, ar tai būtų PDF-as, ar PNG, ar kaip tik tau reikia. Tai gali vėlgi suformatuoti taip, kad prezentaciją sukūrus per Figma, tu galėtum irgi naudotis to slideshow, vadinamu, irgi peržiūros principu. Tai tikrai visi, manau, šitie funkcionalumai ir susideda į tai, kad jis yra labai ir patogus naudoti, ir tiek iš dizainerių pusės, tiek ir iš klientų arba vartotojų, kas žiūri kažkokį tai dizaino pusės. O vienas iš dalykų, kai mes kalbame apie karjeros tą įėjimą, kad pasidalinimą ir panašiai, yra portfolio, to portfelio savo darbų susikūrimas. Tai gal galėtum trumpai papasakoti, kas tai yra per dalykas, gal net pavyzdį kokį parodyti? Portfolio, manau, kad yra aplamai vienas iš svarbiausių dalykų, į ką turi atkreipti dėmesį jaunas dizaineris. Nuo portfolio realiai viskas priklauso ir kad ir būdamas savo kėdėje, dabar gaudamas kandidatų, sakykime, tam tikrus dokumentus arba gyvenimo aprašymus,
na, aš tikrai daug didesnį dėmesį skirsiu į portfolio negu CV. Tai tas CV, žinai, iš savęs gali aprašyti kažkokias tai tavo karjeros stoteles, bet portfolio būtent ir atspindės tai, kur tu šiuo metu esi ir kiek vat, būtent tavo darbai atspindi tavo pajėgumus. Tai mano didžiulė rekomendacija būtų, kad į portfolio skirti labai daug dėmesio ir man bent jau kolegos dizaineriai sako, kad visada yra daug geriau turėti kelis, bet labai gerai išdirbtus darbus, negu kad turėti daugiau, bet ne iki galo padaryti. Supratau, tai kad galėtų visą tą patirtį, ne? Būtent. Žmogus suinteresavęs žiūrėti. Plius svarbu suprasti, kad na, į ką atkreipia dėmesį dizaineris vertindamas ir žiūrėdamas kito žmogaus portfolio. Tai labai dažnai tai susidaro iš labai smulkių detalių. Tai tas dėmesys detalėms, aš manau, kad yra vienas iš svarbiausių aplamai momentų, kuriant portfolio. Tai galbūt jaunesniam dizaineriui tam tikri dalykai gali atrodyti, kad netokie svarbus galbūt šiuo atveju. Geram dizaineriui bus svarbu viskas. Ir dėl to aš sakau, galbūt geriau investuoti truputį daugiau laiko išdirbti kelis darbus, negu kad turėti daug, bet ne iki galo išdirbtų. Ar esi pasiruošęs pavyzdį kokį nors šiandien? Aš turiu vieną pavyzdį, kuris man labai patiko, kaip UX dizaineris kūrybiškai pažiūrėjo į situaciją, kuomet jam sunkiai sekėsi susirasti kažkokį tai darbą komandoje. Tai čia vėlgi, na, tu gali tiesiog turėti paprastą portfolio, kur pasidalinsi ten porą darbų ir tada skūsiesi visiems, kad tau sunku. O gali pažiūrėti šitą situaciją kūrybiškai ir sudėlioti kažkokį tai landing page, kur tu gali truputį daugiau aprašyti. Maisalo 23 neturi, ne? Paskola $85 000 kleba, ne? Ir tuo pat metu sukelti ir tuos kažkokius tai savo darbus, bet ir palikti kažkokią tai emociją, jau kažkoks tai, žinai, yra kaip ir vizitinė tavo kortelė, bet jau su kažkokia tai, nežinau, emocija, jo, tai vis tiek įdomiau. Supratau. Tai liko 3 dienas iki kada praras viltį žmogus. Na štai, ir kartu ir funkcionalumas parodomas, ką tu gali įsidėkti ir labai kūrybingai. Tai čia tikriausiai, ar yra kažką panašaus juokingo tekę matyti samdant žmonės, kad kažkaip taip savikritiškai pažiūrėtų į situaciją? Ar tai yra reta mūsų konservatyviems lietuviams? Iš tikrųjų, tai labai vertinu atvirumą ir kai pas mane ateina kandidatas nebijodamas galbūt pabrėžti kažkokius tai ar ne tai, kad trūkumus, bet galbūt kur trūksta šiek tiek ar tos patirties, tai iš karto vis tiek susidaro truputį geresnis įvaizdis, negu jeigu kaip pavyzdį vertinant kandidatą, kuris ateis ir sakys, aš viską galiu ir labai gerai. Na ir tada būsi tiesiog priverstas jau pasižiūrėti, iš tikrųjų vertinti tos darbus, kaip ten viskas gerai ir kaip ten sekasi. Tai manau, kad ateiti ir pasakyti, kad kažkas galbūt dar kol kas nesiseka, bet turiu labai daug noro, energijos ir motyvacijos išmokti, visą laiką skambės man bent jau daug patraukliau negu pozicionavimas savęs kaip didžiausio, geriausio ekspertą, bet jau kai prisijungsi, galbūt kažkur ir nudegsi nuo savo tokių žodžių. Tai įdomu, visur kažkoks balansas turi būti, riba, turi labai pasvertai žiūrėti į tas situacijas. Tai va, sverdamas tą laiko trūkumą, kuris mane spaudžia, labai norėčiau ir pereiti į paskutinę šiandienos vakaro sekciją, tai yra klausimo atsakymų sekcija. Tai visi, kas šiandien mus žiūrite, norėčiau jūs pakviesti užduoti mums klausimus tiesiog susirašinėjimo lange. Tai aš mielai juos užduosiu mūsų pašnekovui Martyno, netgi jeigu ir būtų klausimai tiesiogiai susiję su mumis, taip pat juos mielai atsakysiu. Tai laukiam labai klausimų. Vis dar kaista, bet dar negaunu jokio klausimo. Ar čia techninės turiu perkraut, sako truputį. Gerai, tuoj perkraunu. Gerai. O, pilna kiek klausimų, labai gerai, super. Gerai, tvarkoj. Hanna Railė klausė, esu baigęs UX UI dizaino mokslus. Ar pradžioje svarbiau kurti wow dizainą kaip awards, nestandartinius pavyzdžius, ar tvarkingai ir aiškiai suprantama dizainą su aiškiu tikslu? Ar visada yra geras tas originalumas? Jeigu mane pasiektų portfolio, kur jaunas kandidatas bandytų siekti to awardinio rezultato, bet galbūt
ne iki galo mane įtikintų, tai aš iš tikrųjų tokioje situacijoje daugiau vertinčiau tą UX pusę arba dėmesį detalėm ir galbūt labiau tvarkingą ir mažiau kažkokį tai įspūdingą wow efektą sukuriantį vaizdą, negu kad kažkokią tai išdirbtą portfolio, kur matyčiau, kad tikrai dėmesys yra detalėms, nėra kažkokių paliktų klaidų dizaino arba aplamai iš savęs galėtų tas darbas būti kažkiek labiau, jeigu taip galima pavadinti, sausesnis, bet tvarkingesnis. Nes tą wow efektą iš tikrųjų galima pasiekti skirtingais būdais ir tai nebūtinai atspindės tavo sugebėjimus. Galbūt tu čia su dirbtiniu intelektu vėlgi susigeneravai kažkokį tai labai ryškų arba įspūdingą ten vizualą, bet ką tai pasakys apie tavo sugebėjimus. Tai aš tokiu atveju mažiau galbūt kreipčiau dėmesį į tai, o daugiau stengčiausi išanalizuoti gerų dizaino specialistų darbus, pasižiūrėti būtent kodėl jie yra taip vertinami ir mažiau kreipti galbūt dėmesį į kažkokius tai tokius pigius triukus, pagauti tą vartotojo dėmesį kažkokiu tai vizualiką, kiek labiau koncentruotis į tą tvarką dizainą. Supratau, labai išsamus atsakymas, ačiū Martynai. Povka Šeta klausė, ar per WordPress galiu sukurti kažką panašaus, ką mes tikriausiai rodėme? Aš turiu ne vieną iš projektų, kurį esam mes kaip agentūra padarę ant WordPress'o, jeigu taip galima pasakyti, bet čia labai norėčiau patikslinti, kad WordPress'as yra naudojama kaip turinio valdymo sistema, bet jokių būdų tai nėra kaip page builder įrankis. Kaip žinia, WordPress'as leidžia daug papildomų įskiepių įdėkti ir vieni iš tų įskiepių leidžia tau naudotis tą WordPress platformą, kaip page builderių, kur tu tiesiog tam tikras sekcijas arba tam tikrus šablonus naudojantis gali sukurti kažką tai unikalaus. Iš tikrųjų labai greit ir lengvai galima pastebėti, kada tokie WordPress page builderiai, trūksta jiems unikalumo arba kažkokio, tai bent jau įdomesnio layout'o. Jie labai visi vieni kitus panašus ir čia jau atsiranda toks momentas, kur tu nebent su kažkokia tai unikalia vizualika pabandai kažkokį tą išskirtinumą pasiekti. Kalbant apie tokius įrankius, iš tikrųjų galbūt gera proga paminėti ir mažiau galbūt su dirbtiniu intelektu susijusius, bet vis tiek naujausias technologijas besinaudojančius įrankius ir vienas iš tokių, kurį mes su komanda, kuris laikas jau vis daugiau ir daugiau naudojam, yra Framer. Framer yra įrankis, kuris estetiškai atrodo ganėtinai panašiai į Figma, bet ką jis leidžia, tai tau išvengti programavimo, sakykime. Ir ten irgi yra skirtingi būdai naudotis tą platformą, tu gali naudoti šabloną ir tada perpanaudoti tam tikrus elementus savo, arba kurti svetainę nuo nulio, bet jau ten irgi tam tikrų niuansų reikia suprasti, bet tiesiog išvengsi programavimo. Labai ačiū, kad paminėjai Framer, nes mes kaip tik kurse tai ir skiepėm, kad duodam žmonėms skirtingus įskiepius, su kuriais jie galėtų ne vien tik tai susikurti dizainą, bet ir pasidaryti jau programavimo darbus, kurie duotų bent jau darbinę versiją to internetinio puslapio, kas yra labai 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 svarbu. Ačiū. Tolimesnis klausimas, toks hipotetinis labiau. Labas vakaras, ar nebus taip, kad dirbtinis intelektas sukurs ateityje viską be žmogaus pagalbos, nes ketinu studijuoti šitą profesiją? Dėkui. Gabija klausė. Ar galės dirbtinis intelektas pakeisti jūsų dizainerius? Čia labai svarbu atsakant į šitą klausimą suprasti, apie kokį time frame mes šnekam, ar ne? Nes kas bus po metų, aš gal kažkiek ir taikliau galiu atsakyti, o kas bus po 10, aš tikrai neapsimsiu spėlioti. Ir žinant tą tempą, kokį dirbtinis intelektas dabar tobulėja, tai aš manau, technologiškai surasti būdų, kaip tai galėtų replace'inti dizainerį, tikrai galima. Gal net ir šiandien galima pasimti vieną iš tų įrankių ir paprašyti ten įrašius kažkokį tai promptą, kad už mane čia tiesiog sukurtų svetainės dizainą, ar ne? Bet koks tas rezultatas bus. Ir net jeigu ir technologijom tobulėjant, tas rezultatas kažkiek su laiku vis geresnis bus, man atrodo, kad labai labai svarbu šitoj vietoj nepamiršti, kad dizainą tai mes kuriam žmonėm. Ir nedirbtiniam intelektui. Ir būtent žmogus geriausiai ir supras savo tą tikslinę auditoriją, kuri indijant yra žmogus. Tai šitoj vietai aš kažkaip nebijočiau to dirbtinio intelektą
Ir net jeigu aplinkui visi kalbės šalia manęs, kad čia dabar jau nebebus toj, ką dizaineriam daryti, nes už juos viskas bus padaryta. Tai tikrai ne. Aš kaip ir minėjau, mes dirbtinį intelektą galim tikrai panaudoti kaip į pagalbą, kuriant tą procesą, bet visiškai nesivarginčiau galvoti apie tai kaip kažkokį tai replacement mano karjerai. Labai gerai pasakai, kad dienos pabaigoje vis tiek kūrėme dalykus žmonėms. Ir dabar, tarkim, nežinau, apie paveikslus kalbant ir tapytojus. Už ką mokėsi pinigus? Žmogaus sukurtą paveikslą ar dirbtinį intelektą sukurtą paveikslą? Muzika lygiai taip pat. Tai va, čia tikriausiai yra ateis ta pridėtinė vertė, kad žmogaus tas netobulumas ir bus ko ieško žmogus, nes vartotojai tai nebus dirbtinio intelekto vartotojai. Tai manau, labai išsamei atsakėm, kad bet kokiu atveju bus integruojama, bet tai nebūtinai reiškia, kad pakeis. Aš kažkaip jau kelintą renginį mes kalbam apie tą visą idėją. Tiesiog žmonės turi draugauti su dirbtiniu intelektu, kad nepabėgtų nuo istorijos raidos. Jeigu vis dar šiandien bandytumėm su karietom važinėti, kur mes toli nuvažiuotumėm, iki Balbieriškio, ne? Tai jo, tai labai svarbus dalykas. Ačiū, čia kertinė mintį, man atrodo, Martynai pasakei. Živilė klausė, dar tik svarstau mokytis UX UI dizaino, ar padedama mokytis ir kurti dizainą jau egzistuojančioje svetainėje? Ar padeda mokytis ir kurti dizainą jau egzistuojančioje svetainėje? Supratai klausimą ar ne? Galbūt. Atsakysiu taip, kaip supratau. Galbūt klausimas yra apie tai, ar jau esant kažkokiai tai svetainė, ar verta galbūt kurti kažkokią tai papildomą versiją arba patobulinimą. Nes dažnai manęs klausdavo, ar verta susirasti klientą, kuris galbūt jau turi kažkokią tai svetainės versiją, bet matai, kad ta versija galėtų būti patobulinta. Ir jeigu aš turiu idėjų, kaip ją padaryti geresnę, tai man tai atrodo kaip viena iš užduočių, kurią jaunas dizaineris būtent gali apsiimti, sukurti tą konceptą, sukurti kažkokią tai geresnę versiją ir kodėl tada tam klientui tiesiog neparašius, kad, žiūrėk, aš turiu idėją, dar esu jaunas, pasakyti atvirai, kad, žinai, ieškai, kur pritaikyti savo žinias, dar kol kas tokiame etape, žinai, ir kliento galbūt lūkesčiai tada bus atitinkami, bet man atrodo, kad labai geras metodas eksperimentuoti. Šiaip papasakosiu bajerį, nes taip konkrečiai vyko man, kai jau jūs darėt mūsų webą, kažkoks tiesiog jaunas dizaineris man parašė, hei, matau, kad jūs esate jauna įmonė, gal nori mano paslaugų, aš matau, kur galėčiau jums padaryti geriau, ten davė net keletą pavyzdžių, sakau, ačiū žiauriai, mes kaip tik dabar darom savo webą. Tai tiesiog toks jau laikotarpis supuolė, bet buvo malonu, aš net nusijuokiau dėl konteksto viso, aišku, bet tiesiog kaip žmogus natūraliai bando išsikovoti vietą pasaulyje, tai yra labai žavu iš šitos pusės. Kažkam gal kyla klausimas aplamai, ar ne? Noriu pradėti, nuo ko pradėti? Jo. Kodėlgi nepradėjus pasiemus kažkokį tai pavyzdį ir bandant jį padaryti geresniu? Tai va, dar du paskutiniai klausimai, manau, šiam vakarui tuomet ir būtų. Martina klausė, daugumą darbo skelbimų ieškoma UX UI dizaineris. Kaip supratau, įmonėse tai gali būti du atskiri asmenys. Taip, tai iš tikrųjų, jeigu darbo skelbimas jau yra taip suformuluotas, kad ieškamas UX UI dizaineris, tai matyt, tada jau ir bus tikimasi, kad kandidatas gebės tvarkytis tiek su UX, tiek su UI. Jeigu visgi randat skelbimų, kur yra išskirta profesija į UX dizaineris arba UI dizaineris, ten jau galima tada tikėtis, kad bus darbas labiau orientuotas į tą specifinę sritį. Tai būnant UX UI dizainerių, man atrodo, bent jau Lietuvoje tokių skelbimų yra dauguma, bet vėlgi tada jau svarbu suprasti, ar tas UX UI dizaineris turės rolę dirbti su kažkokiu tai specifiniu produktu, jeigu tai būtų yra kažkokia mobili aplikacija arba nebūtinai mobili, tai tikėtina, kad tų UX pagrindų tikrai reikės ir tai bus svarbi produkto vystymo dalis. Jeigu tai yra labiau ieškoma, kad darbui su galbūt skirtingo plauko web, sakykime, dizainu, tai tada tokiu atveju manau, kad tai yra noras iškomunikuoti, kad svarbu, kad kandidatas turėtų įgūdžių tiek su UX, tai gerai sugebėtų pasiūlyti ten vėlgi tą pačią tvarką, struktūrą svetainės ar produkto, bet lygiai taip pat nereikėtų papildomos pagalbos ieškoti, kai reikia įgyvendinti ir tą UI dalį.
Supratau. Paskutinis klausimas šiandien. Kristina klausė, ar yra kokia programa, kur būtų galima pasibandyti šią profesiją? Ar įmanoma kažkur paeskizuoti, kažką pažiūrėti, ar tu galėtum kažką padaryti? Aš norėčiau užduoti klausimą, kodėl būtent tai turėtų būti mobili aplikacija, nes tikrai suprantu, kad yra didelis fokusas į responsive, tą vadinamą view, kur svetainės arba produktai orientuoti į tai, kaip atrodo viskas per mobilaus įrenginio ekraną. Bet dizaineriai visgi naudoja jau tas desktopinės priemonės kurti tą dizainą. Tai aš tiesiog labai rekomenduoju išbandyti Figma. Tai tikrai yra įrankis, kuris nereikalauja kažkokio tai didžiulio įdarbio juo naudotis. Tad tiesiog jau yra labai unlimited galimybės jau tobulinti savo skillsus, bet to paties įrankio kaip Figmos, tai tikrai užteks. O jis yra mokamas įrankis ar nemokamas? Figma tikrai leidžia nemokamai su juo pasibandyti, pasižaisti, dėl to tikrai nieko nekainuos. Turint vieną ar ten kelis projektus, tikrai tai galima daryti nemokamai. Ir tik tai tada, jeigu jau trūksta ten tos erdvės ar naujų failų reikia, tai tik tada taps mokamu. Tai dėl to ypač rekomenduoju. Ir galbūt nebūtina pradėti nuo webo kūrimo, tiesiog pabandyti su ta programa kurti skirtingus dalykus, nežinau, kažkokį tai plakatą pasikurti ar kažką tokio ir pasižiūrėti, ne? Aš dabar jau nežinau, ar va ta naujoji karta dar žino tokius toolsus kaip Paintas, bet mes, man atrodo, Kristijonai, užaugom dar su tuo, ir tai buvo pati pradžia, kur va, kaip dabar atrodo Figma, nu, tai vis tiek galim sakyti, kad išsivystė iš Paint'o. Tada dar girdžiu kartais asociaciją su PowerPoint'u, ar ne? Tikrai daug kas ar mokyklos laikais, ar studijų laikais tikrai prisilietė kažkiek prie to PowerPoint'o. Tai vėlgi yra labai artima Figmai. Tai vėlgi yra tas pats baltas lapas, nuo kurio tu gali pradėti kuriant ar tai tekstą, ar nuotraukas lipdant ir jau atlikti paskirtį, jau kur tau aktualu. Super. Dar yra keletą klausimų, tačiau jau mūsų laikas visiškai mus spaudžia į kampą. Tai Martynai, aš manau, kad klausimų visada buvo ir bus ir tikriausiai jų beribė ir neužtektų daugiau negu 3 ar kiek vakarų, kad tai pabaigti. Tai aš tiesiog noriu tau nuoširdžiai labai padėkoti, ne tik tai už mūsų kelionę ir mūsų puslapio sukūrimą, ką siūlau visiems apsilankyti mūsų internetinėme puslapyje ir pažiūrėti, kaip viskas atrodo, kaip dizainerio kelias atrodo, ką gali sukurti iš arti mūsų įmonės atveju, bet ir padėkoti tiesiog už labai atvirą ir gražią diskusiją šiandien ir klausimų atsakymus. Manau, jeigu ir kam kilo klausimų dėl šito kelio pasirinkimo, tai daug tų abejonių buvo išsklaidyta šiandien ir daug galbūt mitų netgi sugriovėm ir parodėm, kaip tai yra vis dėlto žmogiška ir paprasta ir tiesiog galbūt naudodamasis progą, vis dėlto, kad tai yra dirbtinio intelekto ir web dizaino kursas, norėčiau kartu ir pakviesti visus mūsų žiūrovų šiandien apsilankyti mūsų nuotolinėme renginyje, lygiai taip pat kaip ir šiandien vasario 12 dieną, kurio metu mūsų dėstytojas Deividas Koncius rodys, ką galima padaryti su dirbtiniu intelektu. Tai keletą iš tų dalykų, jau ką šiandien minėjo jums Martynas, tai iš esmės parodys ir mūsų dėstytojas Deividas, kaip galime pritaikyti dirbtinio intelekto įrankius, sėkmingai kuriant savo dizainus, programuojant kažką, dirbant produktyviau arba tiesiog atliekant viską greičiau ir per trumpesnį laiką. Tai dar kartą visiems norėčiau padėkoti, dėkui Martynai ir ką, iki kitų susitikimų. Ačiū visiems.